Gerbiamas kolega, neabejotinai sveikintina jūsų iniciatyva, tačiau ar jums neatrodo, kad mes bandome išvyti iš kambario musę, tačiau nepastebime joje dramblio? Akivaizdu, kad daugiau klausimų visuomeniai kyla ne dėl komunistų partijos, bet dėl KGB bendradarbių. Dar daugiau, projekte yra labai keistų prieštaravimų. Skelbiama, kad LKP pripažįstama nusikalstama organizacija, tačiau tuo pačiu šios nusikalstamos organizacijos nariams leidžiama dalyvauti visose rinkimuose, užimti aukštas pareigas mūsų valstybėje, dalyvauti konkursuose į valstybės tarnybą, o kaip apie savo priklausimą LKP turėtų pranešti šias pareigas jau einantys žmonės, taip pat ėję kažkada anksčiau pareigas. Kaip turėtų pasielgti prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kaip turėtume elgtis mes, kai patys pripažįsime, kad Lietuvos Respublikos prezidento pareigas 2 kadencijas iš eilės ėjo nusikalstamos organizacijos narė. Aš galiu atsakyti labai paprastai. Kalbame pirmiausia ne apie eilinius komunistus ir čia mes remiamės Vokietijos denacifikacijos modeliu, kur taip pat nacionalsocialistų partijos eiliniai nariai nebuvo persekiojami, jiems buvo suteikta galimybė savo darbų taisytis, jeigu taip galima pasakyti, ir būti lojaliais naujai valstybei, nors ir padalintai, o buvo kalbama tik apie lyderius. Tai, kad pas mus užtruko šitas laikotarpis, tai tikriausia yra nuopelnas, aš sakau, kabutėse, Lietuvos komunistų partijos naujųjų vadovų. Nes tai yra vienintelė politinė organizacija rytų ir centrinėje Europoje, sugebėjusi taip meistriškai, jeigu galiu pasakyti, įausti savo politinę jėgą į naujos atkurtos valstybės audinį. Tiesiog tokios sąlygos buvo. Ir 18 ir daugiau metų šita politinė jėga arba jos palikuonys valdė Lietuvą. Dabar jų nėra. O kalbant apie tuos, kurie vykdė šitos organizacijos nurodymus, tai 1998 metais buvo priimtas įstatymas dėl KGB, NKVD, MGB ir kitų nusikalstamų struktūrų, kur buvo uždėtas atitinkamai normatyvinis aktas 10 metų draudžiant jiems dirbti valstybinėje tarnyboje ir taip toliau ir panašiai. Tai šis dalykas sutvarkytas. Dabar, jeigu jūs kalbate apie kitus darbuotojus, neva kurių mes nežinom, tai čia matyti ir nelabai sužinosim, nes vieniems prisipažinusiems valstybė davė indulgenciją ir uždėjo grifą tiek ir tiek metų, o kiti, kurie neprisipažino, yra paviešinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sąrašuose. Jie yra, kurie neprisipažino, yra visi tie sąraše.